Sveiki, aš esu Aušra ir kalbu apie fotografiją. Bet pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs su naujais metais, palinkėti, kad žaliasis drakonas atvilktų Jums kalną naujų įspūdžių, iššūkių ir netikėtumų, ir energijos ir drąsos juos įgyvendinti. Taigi, pabaliavojom, išsimiegojom ir galime eiti toliau. Šiandien toliau kalbėsime apie tai, ką fotografuoti. Tai užduotis būtų tokia. Dabar aš Jums parodysiu tokį sąrašiuką, į kurį žiūrėdami Jūs atsakykite savo į klausimą. Ką aš daugiausiai fotografuoju, ką aš mėgstu fotografuoti, ką aš mažai fotografuoju ir ko aš visiškai nefotografuoju. Tai labai supaprastinta lentelė. Čia galima prirašyti labai daug visko. Tačiau apie kai kuriuos dalykus mes kalbėsime dar atskirai, todėl pabandykime pradėti nuo tokios paprastos apžvalgos, ką aš fotografavau, ko aš beveik nefotografavau. Gal, pavyzdžiui, niekada nefotografavote grupinio portreto arba, pavyzdžiui, nefotografuojate architektūros, nes iš principo Jums nepatinka. Bet siūlau pabandyti. Ir ne tik todėl, kad tai netikėtai gali Jums patikti, bet tai lavina akį ir išmokstate kažką naujo, nes reikės papildomai pasigilinti ir pasižiūrėti, kaip tai fotografuoti. Bet geriausia bus, aišku, viską parodyti pavyzdžių. Aš, pavyzdžiui, iš savo patirties žinau, kad pas mane yra labai nedaug abstrakcijų, kur aš fotografuočiau kažkokias formas ar faktūras. Todėl šį kartą tą ir padarysiu. Pirmiausia, susigalvosiu savo apribojimų. Apribojimai yra gėris. Kuo daugiau apribojimų, tuo konkrečiau tu žinai, ką fotografuoti. Kai yra visiška laisvė, pasimeti ir labai sunku išsirinkti. Taigi, vienas iš apribojimų man bus telefonas ir antras erdvė, kurioje aš fotografuosiu. Tai bus tiesiog mano virtuvė. Taigi, pasiimu savo telefoną ir keliauju į virtuvę ieškoti formos ir faktūros. Pasikeičiu ekraną, kad Jūs matytumėt, ką aš darau. Įsijungiu savo mėgiamą Pro kamerą programėlę, su kuria fotografuosiu. Pasirinksiu formatą kvadratinį, 1:1 ir turbūt pasidarysiu juodai baltą fotografavimo režimą. Tai bus geriau, nes fotografuojant formą ar faktūrą dažnai spalvos trukdo ir aš nežinau, ką aš iš tikrųjų ten rasiu. Bet to apšvietimas virtuvėje tragiškas, tai bus geriau juodai balta. Tai va, pradėsiu eiti ir ieškoti. Čia dar lyginimo lentą atsitempiau, nes laukia krūva lyginimo, bet ji nesiskaito. Pradedam ir ieškom 5 kadrų. Pusrytukai. Liko vienas duoniukas. Priartėkim, jis visai įdomiai atrodo. Štai taip. Sufokusuosiu. Baksti ekraną. Padaryta. Važiuojam toliau. Duoninė su atspindžiais nelabai. Geras daiktas. Folija turėtų įdomiai atrodyti. Patraukim. Koks gražus, kokia graži raukšlė, panaši į kažkokią augalą, žolę ar net medį. Taip. Priartinu, viršui kairėje matau degimas gaunasi baltas. Vadinasi, turėsiu atskirti ekspoziciją nuo fokusavimo. Tai ratukas, kuris matuoja šviesą. Ekspoziciją nuvedu į baltą, kad nebūtų perdegę, pamatuos pagal tą vietą apšvietimą, o fokusą suvesiu į šitą augalą. Pykšt. Turime antrą kadrą. Kas dar? Indai.
Nelabai čia gražu. Kriauklė. Nelabai kažkokia švari. Ir dėmės neįdomios. Žiūrim toliau. Šitie šaukštai ir mentelės galėtų įdomiai visai atrodyti. Gal iš šono. Viskas būtų gerai, bet aplinka labai triukšminga. Nesigauna labiau priartėti ir išskirti. Kažkaip ne. Va, šitas tiktų. Šitas visai tiktų. Tik reikia nelyginio skaičiaus objektų. Patrauksiu viską iš šono ir nuimsiu vieną įrankį. Paliksiu žirklės. Sufokusuoju ir čia man nepatiko, kad tai vietoj matosi, kur kablys baigėsi. Aš perkabinsiu truputį arčiau. Siubuoja. Šviesos nedaug, todėl siubavimas nėra labai gerai. Taip, atsitraukiu, priartėju ir vėl žiūriu, tas kabliukas lieka dešinėje vienas laisvas, bet gal visai įdomu, kad jis vienas laisvas, taip ir paliksiu. Išlyginu ir pykšt turim. Einam toliau. Viryklė. Nelabai gerai čia tie šviesos atspindžiai, nors galima iš to išgauti irgi ką nors įdomaus. Labai myliu kavos aparatą ir visas jo detalės, bet jų čia yra aiškiai per daug. Va, čia bus geras. Čia bus geras, jau matau iš karto, jeigu pavyks priartėti arčiau. Taip, atrodo pavyksta. Ir man šitas labai pačiai patinka. Ketvirtas kadras ir liko paskutinis. Dairausi, atidarysiu spintelę. Bliūdai, lėkštės. Spintelėje geras kontrastas, lėkštės baltos, o fonas tamsus. Visai tos lėkštės irgi gražiai atrodo tam tamsiam fone. Čia geriau turbūt. Tik trukdo tas puodelis dešiniai kampe, reikia išimti. Taip. Sufokusuoju. Nekvėpuoju. Pykšt. Viskas. Turiu 5 kadrus. Einu dabar į redagavimą. Tai va dabar atsidarau tas nuotraukas. Redagavau labai mažai. Iš tikrųjų tik pakėliau kontrastą. Galima tai daryti tiesiog telefone. Galite naudotis Snapseed programėlę. Apie ją pasakojau, kaip ją naudotis. Šiuo atveju aš neketinu tų nuotraukų spausdinti, todėl nevaliau jokių šiukšlių. Kaip matote, čia yra įvairių tokių dulkių, trupinukų, kurias reiktų išvalyti, jeigu norime spausdinti, nes pačios nuotraukos yra tokios minimalistinės, tai kaip ir reikalauja švaros. Duoniukas, antras folija. Įrankiai irgi dėmėti, reiktų ir pačius objektus prieš fotografuojant nuvalyti, norint, kad viskas švariai atrodytų. Čia irgi štai dulkės. Na ir 4 atrinkus nuotraukas sudėjau štai tokį mažutį koliažą. Na va, ir man visai patiko. Gal net reikės eiti patyrinėti vonią ar į garažą. Dar galvoju, kad būtų visai smagu paieškoti tų formų faktūrų, kokių nors ryškių spalvų. Turėtų būti gerai. Na, o įkvėpimas ateina, kai pradedi dirbti. Tai reikia pradėti. O jeigu ir jums buvo įdomu,
ar buvo naudinga, tai paprašysiu paspausti patiko arba prenumeruoti. Tai iš tikrųjų man labai padėtų ir motyvuotų kurti daugiau turinio. O tuo kartu ačiū ir atsisveikinu iki kitos savaitės.